Pacientams su implantais profesionali burnos higiena yra ypač svarbi, nes implantai neturi natūralaus apsauginio mechanizmo, kurį turi dantis. Jei aplink implantą kaupiasi apnašos ir akmenys, labai greitai prasideda minkštųjų audinių uždegimas. Jei ši stadija nevaldoma, uždegimas progresuoja į perimplantitą, kai tirpsta kaulas aplink implantą. Tai viena pagrindinių implanto praradimo priežasčių. Todėl higienos protokolas turint implantus skiriasi. Naudojami specialūs instrumentai, kurie nepažeidžia implanto paviršiaus, atidžiau valomi giluminiai tarpai, vertinama dantenų būklė, kišenių gylis ir uždegimo požymiai. Tokiems pacientams higiena rekomenduojama dažniau, kas 3-4 mėnesius, priklausomai nuo individualios situacijos. Jei pacientas turintis implantą ar kelis nesilanko profesionaliai burnos higienai, aplink implantą tyliai progresuoja uždegimas, tirpsta kaulas, o implantas ilgainiui praranda stabilumą. Tai situacija, kai net ir techniškai puikiai įsriegtas implantas gali būti prarastas dėl nepriežiūros. Reguliari profesionali burnos higiena yra būdas užtikrinti, kad implantai tarnaus ilgus metus.